Rūta, ar jūs žinot, kad jūsų daugelis žmonių bijo? Ne. Ne, tikrai ne. Aš bendrauju su politikai, kai kuriais verslininkais, tiesiog bendra tokia nuomonė yra. Mes bijom, Rūta. Išgirsta pavardę ir jiem yra labai baimės geras pasakymas. Jeigu mylėtų tie žmonės, verslininkai, politikai, o čia būtų bėda. O kai bijo, ta prasme, kai nemėgsta, tai čia yra, kaip tik taip ir turi būti valdžia. Ir jeigu valdžia arba, pinigų valdžia arba realita valdžia valstybinė pradeda žurnalistą, kurį mylėt, vadinasi, jisai mirė kaip žurnalistas. Negali, kaip tu pasakyti, sarginio šuns funkcija, negali tu taip eiti ir glostyti, jei vilkšunio nepažįstamo. Nereikia, gali kasti. Bet jūs su to jau susitaikėt ir tas įvaizdis, kad jūsų bijo jums... Aš neturiu problemų bendraudama su žmonėm, kas ten jie bebūtų, ir verslininkai, ir dar kokie. Tikrai, bet jokių problemų su bendrauti, yra dalis kažkokių politikų, bet kadangi aš žurnalistikoje labai seniai, tai aš jau praktiškai nekreipiu dėmesio į tai, kad dabar, tarkime, konservatoriai, dabar Seime mus blokuoja įėjimą į Seimą. Tiesiog blokuoja galimybę dirbti Seime. Nors mes darom ten rimtas temas. Kakadu eina, ten be komentarų eina, visa geltonoji eina. Atvirai, ramiai. O aš pasirodo jau nebegaliu išrašyti prašymą savo žurnalistams patekti į Seimą. Būna tokių dalykų, bet jie pasibaigia. Nes viskas yra laikina. Tai labai laikina. Ypač tų visi mėgimai, nemėgimai, nes, vis tiek reikės bendrauti, neišvengiamai. Mes, kur pavyks. Žodžiu, galim konstatuoti, kad Rūta Janušienė kaip ir atliko to sarginio šuns vaidmenį, taip ir atliks ateityje, ko gero, ne? Nežadat įsižadėti to vaidmens. Ne, tai kol reikalinga laida, kol laida yra žiūrima, tai gerai, po to galima rašyti dar kažką. Tai aš manau, kad, šiek tiek čia yra didžiulė tokia privilegija, kad tu gali į akis žmogui pasakyti, ką tu apie jį galvoji. Aišku, pagrįsta ir taip toliau profesionaliai, bet čia, toksai dalykas, kiti dėl to susirga nerviniam ligom, pradeda trūkčioti akis, man netrūkčia. Aš turiu galimybę.